Klauso? Alio. Ar aš kalbu su Egle? Nu. Labas, Egle. Labas. Kaip aš suprantu, smaginiesi karts nuo karto prie kompiuterio sėdėdama Alfa LT puslapyje, ar ne? Kaip? Jeigu tu pameni, buvo straipsnis apie Pipirą ir jo nelaimingą nutikimą. Ir mano brolį už tai pasodino į kalėjimą. Tai gerai. Tu juokiesi, ar ne? Tai aišku. Tau labai juokinga. Klausyk, aš tau, Eglė, skambinu ne dėl to, kad kažko pasodino, kažkam atsitiko. Man labai nepatiko tavo komentaras ir aš manau, kad tai yra žeidžiantis mano brolių yra. Eikta. Ir rytoj prie tavo mokyklos, prie Vaižganto šulios, aš norėčiau, kad tu ateitum ne viena su savo tėvais ir aš norėčiau su jais ir kartu su tavim aptarti tavo pasisakymus internete. Kas tu čia juokingo? Čia nejuokinga. Man tai asmeniškai tai nejuokinga yra visiškai. Man tai labai juokinga. Kodėl tau tai yra juokinga? Tai ką čia nutišneki dabar? Tu manai, kad tu esi teisė, elgdamasi taip? O tai tikriausiai tas, kuris nužudė Pipiriuką, tai jau čia labai buvo teisingas poelgis pas jo, ne? Ne tau teisti, ne tu būsi teisiama. Nu, tai ką aš Egle. nuteisiu? Ne aš nuteisiu, mano nuomonė tik tai tokia. Tavo nuomonė labai man nepatiko ir mane iš tikrųjų jinai įžeidė kaip brolis, supranti? Tai visiems ir skambinė, ne? Kas parašė komentarą? Ne, tik tai tos, kuriuos susirandu. Tik tos, kuriuos susirandi, čia ta vienintelė jau čia būsi, ne? Na, žinok, vienintelė tokia mergina iš pradžių. Žinok, labai drįsta vėjot. Rimtai? Nes ten su kitais palyginus, tai mano komentaras. Aš nenorėčiau dabar gilintis į tai, palyginti su kitais, ką parašė kiti, visi taip galvoja. Prigavau dabar aš tave ir kalbėti aš noriu su taim. Tau juokinga yra, tau 18 metų, o galvoji pas tave vis dar tuščia. Aš tikiuosi, kad tu išvažiuosi iš vis iš to Vaižganto kur nors daugiau. Ar tu planuoji šiais metais pabaigti iš vis savo 12 klasę? Ne, aš sėdėsiu čia, nežinau kiek. Tu net nežinai kiek, ar ne? Gerai, Egle, kelintą valandą rytoj? Tai gal, nežinau, net ir dabar, žinok. Duok man savo tėvą. Tėvą, aš tau kaip duosiu savo tėvą. Tai tu... Nesupratau. Skambutį. Nesupratau, ką tu čia pasakei dabar. Kas tau vyras, nesuprantu, ko čia kimbi dabar? Duok man savo tėvą pakalbėti su juo. Ko dar? Gali duot motiną, jeigu bijai tėvą. Žinok, nei to, negausi. Tai klausyk, jeigu man paskambinai, tai gal mes ir pabazarinam, ką? Bazarinsi turgui su babutėm. Rytoj aš noriu susitikti su tavim ir tavo tėvais. Aš noriu pasižiūrėti į akis tiek tau. Jaunoji ledi, tu net nemokė atsikalbinėti, tad tiesiog nepradėk to daryti. Duok man savo tėvus pakalbėti, nes aš matau, kad su šita tavo tuščia kibiro galva aš nesusišnekėsiu šiandieną. Jeigu nepastebėjai, man visai neblogai sekas. Pastebėjau. Tuščia kibiro galva, kas iš vis per žodis, kas čia per metaforą, tuščia kibiro galva. Ir tu čia nusišnekė, aš nesuprantu, tau tai tikrai blogai sekas. Ar ne? Nu tai ne. Nu bet žinok, aš mokyklą jau baigiau. Nu tai labai gaila, matos, tau to neįdėjai tą kibirą, nes jis dar vis tuščias. Rimtai? Taip. Bet žiūrėk, smegenų užteko tave dasikasti iki tavęs. Sakai? Nu matai. Gerai, duok man savo tėvus, nenorėk, kad aš dabar ieškočiau toliau ir jiem pasiskambinčiau pats. Kaip susiradai mane, tai taip ir susiras tėvus. Taigi ateisiu rytoj į mokyklą ir bus aiškiau viskas. Nu tai labai gerai, tada laukiu mokyklą. Tau tokia drąsi jautiesi labai, ne? Nu, tai be abejonės. Tai komentuot drąsi reiškia buvai, reiškia drąsi esi ir kalbėt toliau. Nu tai be abejo. Supratau. Tai aš tau tada užskaitau ir palaikau. Zip FM. Labas, Egle. Labas, Egle, radistai Zip FM tave trukdo. Nesitikėjau, kad tokie Delfi, Alfa ir toliau komentatoriai iš tikrųjų tokie būna kartais ir drąsų žmonės. Jo, kartais, žinai, parašo tik tai, kad parašyto, o kalbėti jau apginti savo nuomonės negali. Aš žinok, tave palaikau 100% ir pasakiau, kad dar iš didesnio to aukšto numeščiau tą... Čia ne tu taip sakei, čia jinai taip pasakė. Bet dar didesnio. Nesigilinkit į tą komentarą. Tai kad mes, žinok, jau pakomentavom jį prieš tau skambinant. Mes pakomentavom. Tai jau, tai sakau, čia ne viena tokia. Bet tai... Jo, bet dėja, žinok, ne vienas toks ir šuo, tai... Gaila. Kaip ten bebūtų, ačiū tau, Egle, už pokalbį ir taip ir toliau, kaip sakant, atstaivai svojo мнение, kaip lietuviškai Joną išversti. Palaikyk savo
jo, nepalaikyk. Gerai, Eglė, tau linkėjimai nuo Aurimo, tavo draugas tikriausiai. Kokio Aurimo? Na čia jau pati išsiaiškink, jo paskutinį 3 telefono numerio skaičiai yra 455. Tai va. Ai, brolis tavo. Sako, kokio Aurimo. O geras. Ate. Gerai, ačiū. Ate. Iki.